gaminame lietuvišką skilandį. Tarp kitko, skilandis jau buvo paminėtas 16 amžiui istorinėse kronikose. Tai receptas labai paprastas. Supjaustome kumpį, supjaustome lašinius. Kumpio 5 kg, lašinių kilogramas. Mėsą reikia supjaustyti kumpį labai gražiai. Supjaustom tokiais šiaudeliais, ganėtinai tokiais storesniais. Ir mėsa turi būti tikrai gerai atrinkta. Išrinktos kremzlytės, plėvelės. Ir va štaip mes tokio. O patys lašinukai yra supjaustyti smulkiau. Vieni mėgsta stambiau, kiti aš pjaustau ploniau lašinukus. Dabar druska naudosime sūdymui ir marinavimui to pačiu druską, pipirus, cukrus. Ir uždėsime, dar įdėsime česnako. Tai va, ir viską išmaišysime. Taip, druska, pipirai, cukrus, česnakas. Ir viską taip mes dabar gražiai išmaišysime kartu. Ir paliksime, uždarysime sandariai ir paliksime porai dienų sūdytis ir marinuotis šaldytuve. Štai mes dabar kemšame mėsytę jau į tokius apvalkalus. Apvalkalai dabar naujoviški yra. Anksčiau, aišku, žmonės į kiaulės pūslę kimšdavo arba skrandį. Mes į tokius apvalkalus iš tikrųjų pamirkom 20-30 minučių ir kemšam. Svarbiausia, aišku, cechai turi savo kimšimo aparatus, o mes namuose paprastai galim sukimšti. Tiesiog labai svarbu nepamiršti va taip išpaviniot, kad kuo daugiau išeitų oro ir būtų masė vientisa. Ir va, kad gautųsi toks skilandis, nepabijot paminkyti jį, ir jis gaunasi labai geras. Ir aišku, paskui mes ką? Mes tiesiog imam ir aprišam ir viskas. Ruošimės keliauti į rūkyklą. Na štai, daugiau jau nei savaitę rūkykloje rūksta lietuviškas skilandis. Rūkome jį šaltai, šaltas dūmas. Štai tokio Borniak Lenkų gaminto generatoriaus. Dūmas šaltas, visiškai temperatūros nesukelia. Labai patogus, ekonomiškas. Tikrai labai profesionali rūkykla. Ir pažiūrėkim, kaip dabar atrodo mūsų skilandžiai po savaitės. Prašau, koks grožis. Matosi ir spalva gera, ir jau sukietėja. Tikrai procesas įvyko, tikrai to, ko mums reikėjo. O dabar mes tiesiog skilandžius paliksime kokiam mėnesiui laiko. Vėsioje patalpoje mes dėja neturim vėsios patalpos, tai paliks po kelių dienų tiesiog įdėsime į vakuumą, užvakuumuosime ir įdėsime į šaldytuvą. Panašiai bus. Štai mūsų jau skilandžio kelias gamybos baigėsi. Mėnesį laiko mes jį brandinome. Ir brandinome mes jį tiesiog dėdami į vakuumą ir į šaldytuvą, dėl to, kad šiuolaikiniai namai nebeturi tų rūsių, nes turi būti brandinimo temperatūra 12 laipsnių ir 75 drėgmės. Tai mes tokių drėgnų jau nebeturime. Tai tiesiog dedame į vakuumą ir į šaldytuvą 7 laipsnius. Ir jisai yra brandintas jau mėnesį laiko. Galiu pasakyti, kuo ilgiau brandinasi skilandis, tuo jisai yra skanesnis ir įdomesnis. Dar vienas dalykas. Žmonės anksčiau valgydavo skilandį vasaros darbų įkaršyje, tai šienapjūtė, rugiapjūtė. Tai ilgai laikydavo ir pusę metų tuos
skilandžius. Dar vienas dalykas, kas labai bus įdomu, tai kad kom skiriasi skilandis ir kindziukas, tai skilandis kemšamas į skrandį, o kindziukas kemšamas į pūslę. Tai vat, turėkite omeny, o mes tiesiog kemšam į tokią dirbtinę pūslę, iš tikrųjų irgi labai patogu, labai gerai gaunasi. Ir bandom jį dabar prapjauti. Štai pjaunasi, kietas yra skilandis, matosi mėsa raudona. Oi, kvapas koks geras, tiesiog vaikystės senelio skilandis atrodo, tikrai labai geras, labai puikus. Ir mes jau jį esam ragavę, yra netgi šiek tiek lengvai rūgštelės, jaučiasi skonis, tikrai gerai įsibrandinęs. Ir, na ką, pilną receptą jūs galėsit pabandyti pasigaminti patys ir pilną receptą rasit Gera rūkykla LT Ingos receptai kategorijai. O kas nori įsigyti ir į rūkyklas, taip pat irgi kviečiame apsilankyti elektroniniai parduotuviai www.gerarūkykla.lt. Prašom, užsukit, nu ką, skanaus!